Grūstis prie registracijos stalo. Vien mergaitės. Ir visos į kadrą telpa. Mes esam Red Foxes Lietuva. Atvykome iš Vilniaus. Šokame krepšinio palaikymo šokėjus. Labą dieną, merginos! Šios mergytės auganti Lietuvos krepšinio palaikymo šokėjų ateitis. Jų visų akys blizga, nes, kas nenori būti palaikymo komandos šokėja. Krepšinis ir šokėjas. Tai čia, kaip pavyzdžiui, krepšinis yra tortas, o vyšnė yra to šokėjos. Jos pagražina viską. Tai žinoma, o ir berniukai tuomet kitaip žiūri. Tiesa? Pavyzdžiui, mano klasiokai, jie labai mėgsta krepšinį. Kai jie sužinojo, kad aš šoksiu per krepšinio rungtynes, tikrai labai nustebo. Ir aš pradėjau, kad jie pradėjo daugiau su manim bendrauti. Gerai, Red Foxes, kurios šoka Ukrainoje ir visam pasaulyje, jos palaiko krepšinio komandas. Taip. O jūsų tikslas yra kokia nors krepšinio komanda, už kurią norėtumėt palaikyti šokdamas? Taip. Už ką? Kokią? Rytas. Rytą? Nes jūs gyvenat Vilniuje ir jums tėvai taip sakė, ar ne? O iš tikrųjų širdutėje norėtumėt palaikyti Žalgirį, taip? Ne. O ar Pasvalio pieno žvaigždės? Ne. Prisimenate, jos juk vyšnaitės ant torto. Taigi atėjo metas mėgautis ir jums. Sveiki. Sveiki! Sveiki! Kas jūs tokios? Mes esam Red Foxes Lietuva. Ir ką jūs veikiate, būdamos Red Foxes? Mes šokame rungtynių visokius šokius ir vieną norėtume dabar jums parodyti. Koksai jūsų amžius? Nuo iki? Nuo 4 iki 15. Nuo 4? Taip. Kur čia tas pas mus 4? Gantaryta, 4 metų. Labą dieną. Jinai susikaupus. Jinai susikaupus, tarp kitko, labiau nei jūs visos. Prašau šiek tiek dėmesio. Kuri komanda jums arčiausiai širdies? Rytas. Rytas. Fantastika. Na, jūs esate Ryto namuose, Siemens arenoje, tai aš manau, kad geresnės vietos laimėti jums praktiškai rasti ir neįmanoma. Važiuokime. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Kas atsitiko? Iš streso? Yra kritusių kovos lauke. Yra kritusių. Kas atsitiko Gintariai? Nu kas?
Nieko, viskas gerai, nuraminom, viskas tvarkoj. Labai gražu, tačiau faktas yra tas, kad, man atrodo, jūs pačias žinote. Kai kurios iš jūsų yra labai geros, kai kurios iš jūsų yra geros. Ir tam, jeigu jau jūs esate komanda, jūs turite dirbti kaip komanda. Ir jeigu kažkas tai jaudinasi labiau, jūs kaip komanda turite tiems žmonėms padėti. Jūs turite visą laiką rūpintis viena kita. Jūs turite būti kaip vienas organizmas. Aš palaikau Justiną, nes kai viena mergaitė išėjo verkdama, tai jeigu jūs būtumėt komanda, jūs turėjote apsiverkti visos ir išeiti kartu. Taip, čia jūs turėjote apsimesti, kad tai yra... Taip, that's a teamwork. Taip. Dalis pasirodymo. Būtent šitaip. Tikiuosi, kad visos nuraminsit verkiančią Gintarytę. Gerai? Merginos, šie plojimai yra jums, mes jūs visi labai palaikome. Tačiau dabar mums laikas priimti verdiktą. Marijau? Ne. Ineta? Taip. Dėja iš manęs irgi ne. Merginos, labai ačiū, kad jūs apsilankėte pas mus talentuose. Sėkmės ir pasimatysime ryto rungtynėse.